Mieli mano jutuberiai ir tiktokeriai. Šitas video neseniai gimė, padarytas neseniai, buvo pradėtas rugsėjo 2, buvo pabaigtas lapkričio 14. Tai rašykit komentaras, kitą piešinį paliekam intrigai. Matau, kad ir žiūrite mano kitus vaizdo įrašus, laikinat, nelaikinat, prenumeruojat, būtų smagu, kad ir pasidalintumėt. Mano video pakomentuoti, kaip mano piešinys, kaip mano visi dalykai. Ir tada bus intriga paliekam kitoje blogo dalyje. Kaip sakyti, matau, kaip mano praeitą seriją su gėlėta. Dabar pamiršau pavadinimą tos gėlės. 6 peržiūros, ten, kaip atsimenu, dar skirtukai, 21 peržiūros, Kauno ruduo, 23 peržiūros. Tai džiaugiuosi, o labiausiai tai džiaugiuosi, kad mano vėjo malonėlį surinko, jeigu atsimenu, 151 peržiūrą. O ten naujieji metai šių metų, 24 metų, 224 peržiūrų, o prenumeratų yra dabar, jeigu nesimeluoti, jeigu teisingai pasakysiu, 19, norėčiau turėti prenumeratų daugiau, jeigu norėtumėte kažkokių kitų dalykų, tai žiūrėsiu pagal reitingus savo žiūrimus. Tada man jūs keliat ūpą žmonės ir tada bus įkeltas video, žiūrėkit, jūra, kalnai, medžiais, saulėlydis, nusileidžiančia, nežinau, čia kyla saulė. Ir man pagal šitas piešinį atrodo, kad jinai leidžiasi. Tai žmonės, laikinkit, rašykit komentarus, prenumeruokit. Jeigu bus daugiau peržiūrų, bus ūpo, žiūrėsite daugiau kilusių video peržiūrų. Matau, kad tiktokė ten iš viso patiktokų 54 patiktokai. Žiauriai džiaugiuosi. Taip, kad pasakyti, džiaugiuosi už jumis. Džiaugčiausi, jeigu dar kažką parašytumėte komentarą kokį ar numestumėte laiką. Dar kartą pasikartosiu. Tai žiūriu ir kitus video blogus, dabar laukiu, darysiu kitą piešinį, gal aš ten tų pasirinkimų 3 turiu. Tai jeigu surinks visi piešinį po lygiai, tada žiūrėsim, ką aš apgalvosiu. Turiu dar vieną genialią mintį, kad šitos genialios minties neatskleisiu. Žiūrėsim pagal prenumeratų tų peržiūrų skaičių. Gal ir pamokinsiu, kaip pasigaminti vieną dalyką. Laikinkit, rašykit komentarą. Viso gero, iki pasimatymo.